Jeigu kyla nemalonus kvapas iš užpakalio, svarbu pasirūpinti asmeninę higieną. Rekomenduoju reguliariai valytis ir naudoti specialius higieninius produktus, skirtus šiai kūno daliai. Taip pat gali būti naudinga pasikonsultuoti su gydytoju, jei problema išlieka ar kelia rūpesčių. Kaip aš eisiu pas gydytoją, rodysiu jam šikną ir jis iš manęs juoksis? Jeigu šikna smirda, tai jinai neturi iš vis asmeninės higienos, šikna neturi. Jinai turi tiesiog save ir išmatas. Tai ką daryti? Suprantu, kad situacija gali būti nemaloni, bet svarbiausia yra rūpinti savo sveikata. Jeigu kyla nemalonumų ar neaiškumų, pasitarti su gydytoju gali būti labai naudinga. Jie galės suteikti profesionalų patarimą ir padėti rasti sprendimą. Jeigu aš ateinu pas gydytoją, rodau jam užpakalį ir sakau, čia smirda, o gydytojas yra jauna, graži panelė, tai kaip man ją į akis žiūrėti? Su užpakaliu? Suprantu, kad kalbėti apie asmeninius dalykus gali būti sunku. Gydytojai yra